Ir kada tu išgirsti Kaune ir Vilniuje, kad pasakai, kad važiuoji į Obelius, jie sako, sako, girdėjom vietinį inscenatorių Rimvydą Pupelį, ar ne, dailininką, tai aš manau, kad ta iniciatyva yra labai gera. Šiais metais mes Obeliuose vėl organizavom plenerą ir skirtą Justinui Vienožinskui, jo atminimui, pagerbti jo kūrybinius talentus. Mūsų pleneras remiasi tuo, kad išskirtinai mes organizuojam Lietuvos ir Latvijos dailininkų susitikimą. Šiuo momentu pas mus tapo 3 dailininkai iš Latvijos ir 5 dailininkai iš Lietuvos. Я из Латвии, из Даугавпилса города. Моя такая, одна из главных специальностей керамика, но, в принципе, живопись мне тоже очень интересна, и кажется, что очень было так приятно попасть на пленер, чтобы можно было бы pоработать на природе. Pirmą kartą mes į Obelius pasikvietėm menotyrininką, kuris yra pilnavertis plenero dalyvis, kuris dalyvauja dailininkų, arba geriau gal pasakius, stebi kūrybą ir būsimam leidiny mes pateiksim jo įžvalgas. Ir šiais metais plenere dalyvauja 9 menininkai, jie yra labai skirtingi, bet tuo pačiu yra panašus. Panašumą jiems turbūt suteikia gamta ir aplinka, kurioje jie dirba. Vyrauja plenere dažniausiai tapyba naturalistinė, tiesiog bandoma arba labai realistiškai potėpiais perteikti gylius, aplinką, artumas ir tolumas tarp daiktų santykius, žaidžiant šviesa, arba kai kurie autoriai, pavyzdžiui, ryžtasi pakeisti spalvas, buvo tokių atvejų šiais metais plenere, ir sukeisti tarsi pasakojimus. Ne visada menotyrininkai turi galimybių tokių darbo procese pabūti su įvairiais dailininkais, pabendrauti, pamatyti jų kūrybą, vertinti kitoj aplinkoj, nedirbtuvėse kur nors, pavyzdžiui, ar kokiuose muziejuose, bet ir parodose, o natūraliai, tokiai betarpiškoj aplinkoj, kada yra ta virtuvė. Ir tada čia yra gražu, kad Rimvydas tam projekte pakvietė menotyrininką Venskų ir jisai, manau, kad ženkliai prisidės populiarinant ir šitą kraštą, ir dailininkus, ir tai yra solidus dalykas. Išskirtinis, mano galva, plenero dalyvis yra tikrai profesionalus dailininkas, pripažintas Latvijoje, profesoriaus vardą turintis, tai yra Osvaldas, tik jums ir parodau. Jis yra įdomus tuom, kad mes šiandien tiesiog diskutavom su kolegomis iš Latvijos, kad kai jis kuria paveikslą, jis jį pradeda labai tokiu šviežiu ir greitu potėpiu ir jį tarsi palieka neužbaigtą. Tu ir lieki su ta pirmoja intencija, pirmojų įspūdžių, pirmojų prieimų prie to kūrinio. Prie objekto kitas ir įdomus dalykas, kad jo potėpiai, ta žaismė, kuri egzistuoja drobėse, jinai išeina iš realistinio atkartojimo, tampa kai kur abstrakcija ir tada labai normaliai susimastai apie tai, kas yra vaizdas ir atvaizdas. Я сам живу в Резекне, и в Резекне есть училище искусства и дизайна. И есть также филиал Академии художеств. Вот я преподаю в этом филиале Академии художеств. И заодно являюсь директором этого училища. Я уже в прошлом году был здесь, так что практически все уже знакомо. И, как я всю жизнь так пишу. Последние годы, поскольку уже, и возраст, и в наше время никаких таких заказов-то и нет у художников, я в свое удовольствие пишу Божью природу, там. Šiemet, kaip ir praeitais metais, išlaikėm tapybos stilių. Mes skiriam tik tapybai šį laikotarpį. Mes galim pasigirti, kad pas mus atsirado dailės, jau nusistovėjo eiga viso plenero. Antri metai mes
tapom Vienožinskės sodybai. Taip pat mes buvom Latvijoje išvažiavę ir keletą dienų skiriam Obeliams. И в Обеле можно найти много сюжетов, я думаю, что хватило бы надолго. Na, iš tikrųjų, Obelė mane paskatino, gal ne tik Obelė, o kiek čia žmonės esantis paskatino mane tapyti daugiau iš idėjos. Aš tiesiog nenoriu tapyti vien gražų kažkokį paveiksliuką. Ir būtent čia esantis tapytojai mane paskatino, nes čia visi daugiau tapo dėl gražaus paveikslo. O aš daugiau ir su užrašais dirbu, ir su idėja, ir su savim iš tikrųjų. Dėl to čia buvimas čia, šitas pleneras mano kūrybai labai naudingas, labai sveika. Dabar mūsų tarpe viena studentė, Dailės akademijos 3 kurso studentė, jinai tapo kartu, jinai stebi, jinai bendrauja, jinai pastebi, jinai gyvena tuo pleneru, matydama vyresniųjų kolegų darbus. O kolegom tai irgi įvairiau. Tas gražu, kad yra karta, turi pakeisti galiausiai mus. Ir jaunoji karta, kurie dirbtų, ir svarbiausia, dabar jaunimas nėra daug, kad natūrai tapo, ir vyresnioji karta daugiau važinėjo plenerus, daugiau tapė, iš natūros, jaunoji karta, jie daugiau konceptualistai, jiems gal mažiau tos gamtos reikia, ir džiugu, kad atsiranda tas jaunimas, kuris nori važiuoti pleneras ir tapyti gamtoje. Vienožinskis buvo tapytojas, pedagogas ir tapytojas, menotyrininkas, žvalgininkas buvo. Ir gerbdami Vienožinskę kaip tapytoją talentą, mes kaip aš, kaip žemietis, tą plenerą skiriu jam, ta prasme jo atminimui, mūsų žemės žmogui, kuris čia gyveno, čia subrendo, čia gimė. Ir tai yra kaip ir mūsų dalis, kaip ir mano dalis, kuriam aš šitam mieste esu. Tai čia ypatingas įvykis, kad mūsų dailininkai galėjo tapyti tokį mūsų klasiko Justino Vienožinskio sodybai ir bendrauti su jo sūnumi, su ta aplinka. Plenerai yra tokia vieta, kur tikrai susitikti, pabendrauti, susipažinti, pasikeisti mintimis. Būtent jie netgi išėjo iš to impresionistų, kad impresionistai ieškojo naujosios formos ir naujojo pasakojimo, o šiandien per tą naują formą ir pasakojimą, kaip mes sugrįžtam, mes iš tikro labiau ieškome santykio, bendraminčių, susikalbėjimo. Dar kartą patvirtiname menininką šiuolaikinį kaip esantį socialią būtybę. Aš jau čia Obeliuose 2 metai. Pernai teko dalyvauti plenerė ir šiemet vėl maloniai pakvietė Rimvydas ir dalyvaujam. Šiaip tai aš gyvenu ir dirbu jau 38 metų Utenoj, dirbu dailės mokyklos direktorium nuo pat pirmų dienų ir iki po šiai dienai. Ir kai tik yra arba kviečia arba organizuojami plenerai, tai stengiuosi dalyvauti juose, nes tai yra vienintelė vieta, kur kaip ūkvedžiai galima padirbėti kūrybiškai. Tai yra man pats produktyviausias laikotarpis mano kūrybiniam metuose. Aš kada išvažiuoju į plenerus, tada atitrūkstu nuo darbo, nuo pareigybių, nuo administracinio darbo, nuo namų. Ir aš galiu tikrai nuoširdžiai patapyti kartu и поbendrauti с коллегами. Я года 3, 4, 5 пленеров за лето бывает. Ну, то есть, вот, во-первых, там встречаешься с коллегами, а так, один там трудище уже непонятно, что и как в своей мастерской. И, во-вторых, это работа на природе, это тоже хорошо вдохновляет все это. Лично мне это очень нравится. Я не мыслю себе существование без этих пленеров.